Labas rytas. Malonu kiekvieną iš jūsų matyti. Atraskime savo vietas. Jau dar kartą pasikartosiu, žinot, šiandieną dar turim tokį malonės laiką, kai tu gali rinktis vietas tuščias, dar turim tuščių vietų. Bet mes tikim, kad ateis toks laikas, kai mes skubėsime užimti tik tai vietą, nes kad tik tai gautume ją. Tai va, todėl be abejo, tas antras variantas yra vis tiek, bet kokiu atveju geriau, mes einam į tą antrą variantą. Kėdžių dar turime pakankamai ir kaip ir vietos salėje taip pat turim pakankamai. Todėl aš tikiuosi, kad viešpats atves, kad viešpats padarys savo darbą, Jis prakalbės į kiekvieno žmogaus širdį ir mes žinome, kad Dievas mato ir žino tas širdis, kurios galbūt yra pasiruošusios, galim taip sakyti. Todėl aš noriu raginti, brangieji, kad mes kažkaip tai suprastume, kad Dievui mes esame reikalingi kaip instrumentai. Kad šitos kėdės būtų užpildytos, mes galime, mes suprantame, kad mes sakome, Dievas gelbsti. Dievas kažką tai gali padaryti, pakeisti žmonių širdis. Taip, būtent taip ir yra. Bet jam reikia tavęs. Amen? Jam reikia mūsų. Nes sako, kas paskelbs Evangeliją, kas paliudys apie viešpaties nuostabius darbus. Tie, kas pažino ir pamilo jį, kas tiesiog seka juo, tie, kas yra jo mokiniai, tie gali perduoti tą žinią. Todėl mums visiems tai yra kaip ir toksai paraginimas. Mes turime
skelbti, mes turime kalbėti, mes turime kviesti, mes turime tiesiog klausytis ir būti paklusniai šventai dvasiai, kad galėtume padaryti tai, ką viešpats iš mūsų laukia. O viešpats laukia, kad mes būtume tie kanalai, kad mes būtume tas ryšys, per kuriuos viešpats nori kalbėti į mūsų širdis. Todėl toksai paraginimas kiekvienam iš jūsų, jau mes pasiekėme pavasarį, ačiū Dievui, Dievas mums dovanoja pavasarį, mes sulaukėm pavasario, kalendorinio pavasario ir bet kokiu atveju ir oro sąlygomis taip pat jau jaučiasi, kad pavasaris. Todėl mes kovo pabaigoje mes turėsime nuostabią krikščionišką šventę. Kaip jinai vadinasi, gal kas nors žinot? Paska. Velykos mūsų, lietuviškai Velykos. Nors mes puikiai žinome, kad tas esminis, pagrindinis ženklas, pagrindinė ta tiesa yra, kad būtent Kristus kėlėsi, jo Kristus prisikėlė. Ir ne zuikučiai, ne kiaušinukai, jo, mes puikiai, mes suprantame, kad visi bando kažkaip tai laviruoti, kad kažką pristatyti, kad tą gamtos prabudimą, tokį jo pavasarinį, bet mes žinome, kad visų pirma Jėzus Kristus prisikėlė. Tai yra svarbiausia šventė ir mes 31 berods mes švęsime tos vadinamos lietuviškos Velykos, tai Kristaus prisikėlimo šventė. Tai va, ir noriu paraginti, brangieji, kad mes pasimelstume, kad mes melstumėmės, kad mes leistume šventai dvasiai veikti per mus. Ir aš noriu tokį mesti iššūkį kiekvienam iš mūsų, kad mes į tą Kristaus prisikėlimo šventę pakviestume bent jau vieną žmogų. Ir melskimės už jį ir prašykim, kad Dievo dvasia prisiliestų prie jo. Amen? Ar sutarėm? Žymėsim, turėsim žurnalą pasidarę ir jau 31 žiūrėsim. Kas su žmogum atėjo, kas be žmogaus atėjo. Juokauju. Gerai, brangieji. Aš manau, kad tik tai tokiu būdu, kai mes kviesime, kai mes kalbėsime, kai mes melsimės už tos žmonės, Dievas galės veikti. Dievas galės dirbti šitų žmonių gyvenimuose. Todėl dar kartą pasikartosiu. Dievui kiekvienas iš mūsų reikalingas yra kaip instrumentas, kaip indas, per kurį Dievas galėtų daryti savo darbą. Jeigu mes norim užpildyti šitas kėdes, o aš tikiu, kad daugelis iš mūsų mes trokštam matyti dar daugiau atgimusių, išlaisvintų žmonių, tai mes turime daryti šitą darbą, mes turime daryti šitos žingsnius. Dar kartą priminsiu, brangieji, kad šiandieną mes turime viešpaties vakarienę. Tai reiškia toksai paraginimas neįsisukinėti nuo nedalyvavimo ar dalyvavimo, bet mes turime dabar laiką, kai mes šlovinsim viešpatį ir mes galime paruošti savo širdis. Jeigu tu jauti, kad esi nesusitaikęs, kad tu esi, kad nešiojasi savo širdyje kažką tai, kad yra kažkokia neramybė, atiduokime viską viešpačiui. Atiduokime Dievui, atgailaukim, paruoškim savo širdis ir mes po šlovinimo, po maldos mes dalyvausime viešpaties vakarienę ir tokiu būdu mes galėsime prisiliesti prie viešpaties nuostabios meilės. Ir priminsiu dar, kad kovo 16 mes turime moterų konferenciją, kuri vyks Vilniuje, Džornim bažnyčioje, todėl taip pat dėl šitos informacijos galit visą laiką kreiptis, mes bandysim kažkaip tai derinti,
kas nori važiuoti iš moterų, kaip kas važiuos, kas nevažiuos, kaip ten viską padaryti. Tai va, viskas, tiek informacijos, mes galim visi pakilti ant savo kojų. Nėra mūsų šiandien daug, bet ačiū Dievui, kad mes esame tie, kas nusprendėme šiandieną būti. Todėl, jeigu tu dar nepasisveikinai su savo kaimynu, gali pasisveikinti ir tiesiog ateikim maldoj pas Viešpatį. Ateikim pas Viešpatį. Tegul šventoji dvasia prisiliečia, tegul šventoji dvasia kalba į mūsų širdis. Leiskim, kad Dievas tiesiog prisiliestų prie mūsų širdies. Tegul dvasia išsilieja, tegul mes kiekvienas prisipildome tavo dvasia. Brangus Jėzau, mes ateinam pas tave. Mes trokštam šiandieną tiesiog būti pripildytais tavo dvasios, Viešpatie Jėzau. Viešpatie mūsų gelbėtojo. Mes žinome, kad per tavo kryžių, per tavo auką, per tavo sumokėtą kainą, Viešpatie, mes šiandieną esame nuplauti, mes šiandieną esame išteisinti, šiandieną tavo kraujas kalauja mūsų širdis. Šiandieną, Viešpatie, tavo malonė ir tavo gailestingumas atsinaujino, Viešpatie. Šiandieną, Viešpatie, tu vėl taip pat myli mus, kaip tu mylėjai vakar, Viešpatie. O tavo meilė yra, Dieve, beribė. Tavo meilė yra didi ir galinga, Viešpatie Dieve. Todėl mes stojam tavo akivaizdoj, brangus mūsų gelbėtojų. Mes atėjom pas tave, nes žinome, kad per tavo kryžių, per tavo auką, per tavo, Dieve, sumokėtą kainą, Viešpatie, mes šiandieną galime ateiti ir stovėti Dievo Tėvo akivaizdoj. Nes tu užtari mus, tavo teisumas yra ant mūsų, Viešpatie Dieve. Tavo buvimas yra mumise, Jėzau. Todėl, Dieve, tiesiog mes turime tą nuostabią privilegiją stovėti tavo akivaizdoj. Stovėti Dievo akivaizdoj. Ačiū tau. Prisilies prie mūsų širdžių, šventoji dvasia. Šventoji dvasia, kalbėk į mūsų gyvenimus. Mes meldžiam, šventoji dvasia. Tiesiog išliek savo dvasią ant kiekvieno. Šventoji dvasia prisilies prie kiekvieno iš mūsų. Nes mes, Dieve, tiesiog šiandien esame čia, kad susitikti su tavimi, kad tiesiog prisiliesti prie tavo buvimo. Kad prisiliesti, nes, Dieve, tavo žodį yra pasakyta, kad, Dieve, tiesiog, jeigu mes tikėjimu prisiliesim, tu mus pakeisi, tu mus išgydysi. Dieve, tegul mūsų širdyje būna tas troškimas. Jeigu prisiliesiu, išgysiu. Jeigu prisiliesiu, būsiu išlaisvintas. Brangus Jėzau, mes meldžiam. Nuženk savo galingą jėgą. Nuženk savo galingą jėgą į mūsų gyvenimą. Mes trokštame prisiliesti. Mes trokštame prisiliesti prie tavęs, Jėzus. Išliek savo dvasią, šventoji dvasia. Išliek ant kiekvieno. Tavo žodis skelbia, kad tu išliesi savo dvasius ant kiekvieno. O mes atveriam savo širdis, Jėzus. Mes atiduodam savo širdis į tavo rankas, Jėzus. Ateik ir gyvenk mūsų. Ateik ir keis mūsų, Viešpatie. Ačiū tau, šventoji dvasia. Jėzus Kristus. Amen. Tavo vardą, Viešpatie, aukštinam, Viešpatie, giriam tik tave ir visa, kas kvėpuoja, visa, kas gyva, aukština tave. Tavo vardas būna išaukštintas, pašlovintas. O giriam tik mūsų Viešpatį, mūsų karalių, jam vienam šlovė, jam
jam vienam garbė. Tie mūsų lūpos netyli bažnyčia, atiduoda gyrių, atiduoda šlovę. Jam vienam, nes jis išgelbsti, jis išgydo. Mūsų viešpas, jis išlaisvina. Todėl tik kyla gyrius iš mūsų širdžių. Šlovė, verta šlovė. Jam, jis yra vertas, mūsų viešpats. Mes aukštinam tave, visa šlovė, visa garbė, tik kyla jam. O, pakelk į savo balsą, tik kyla jam visa šlovė, visas gyrius. O, halleluja. O, mes aukštinam tave, Jėzau. Tekyla gyrius tau, tekyla gyrius tau, tekyla gyrius tau, viešpatie tau vienam. Tekyla gyrius tau. Šį rytą pakelk į savo balsą, šį nuostabų rytą, kurį viešpats duoda mums. Tekyla jam šlovė. Halleluja. Tekyla gyrius tau, tekyla gyrius tau, tekyla gyrius tau, viešpatie. O, tekyla gyrius tau. Halleluja. Tekyla gyrius tau, viešpatie. Aukštink jį. Tekyla gyrius tau, tekyla gyrius tau. Iš tavo lūpų bažnyčia, pakelk į jį rankas, aukštink į jį mūsų viešpatį. Jam vienam šlovė. Tekyla gyrius tau, tekyla gyrius tau, tekyla gyrius tau, viešpatie. Giedok tai tau. O, tekyla gyrius tau, tekyla gyrius tau, tekyla gyrius tau, viešpatie. Mes aukštinam tavo vardą, viešpatie. Visa, kas gyva, kas kvėpuoja, išaukštinam tavo vardą, viešpatie. Todėl mes giriam tik tave, viešpatie. Aukštinam tave, viešpatie. Už tavo nuostabius darbus. Nuostabius darbus. Halleluja. Nesustokim bažnyčiai. Tekyla jam vienam visa šlovė, visa garbė. Ir gyrius te trykšta iš mūsų širdžių. Džiūgauki, nes viešpats nuostabus. Halleluja. Tik jam vienam. Halleluja. Mes aukštinam tave. Giriam tik mūsų viešpatį. Giriam tik mūsų viešpatį. Kiekvieną žodį tariam vienu balsu. Giriam tik mūsų viešpatį. Tark halleluja jam. Tark halleluja mūsų viešpačiui. O, Šlovinga halleluja mūsų viešpačiui. giriam tik Mūsų viešpatį. Giriam tik Mūsų viešpatį. O, kiekvieną žodį tariam vienu balsu. Giriam tik mūsų viešpatį.
viešpaty, kiekvieną žodį tariam vienu balsu. Jis vertas, Mūsų viešpaty, tark Aleliuja, mūsų viešpačiu, šlovinga Aleliuja, mūsų viešpačiu. Aleliuja, nesustok, tie džiaugsmas kyla iš mūsų širdžių, o giriam tik tave. Giriam tik mūsų viešpaty, kiekvieną žodį tariam vienu balsu. Tai tavo širdis aukština jo vardą ir skelbia jo nuostabius darbus. Viešpaty, O tark Aleliuja, tark Aleliuja, mūsų viešpačiu, šlovinga Aleliuja, mūsų viešpačiu. Giriam tik mūsų viešpaty, nes jis išgelbsti. jis išgelbsti, jis išgydo, Amen. jis Bet tavo širdis skelbia tai. Tai Kristus, jis išgelbsti, Amen. jis išgydo, Aš tuo tikiu. jis išlaisvina. Tie mūsų lūpas skelbia tai dar. Amen. Hey. Jis išgelbsti, jis išgydo, jis išlaisvina. Taip jis toks, Skelb tai dar kartą. jis išgelbsti, Amen. jis išgydo, Tai tu. jis išlaisvina. Ir giriam tik mūsų viešpatį. Giriam tik mūsų viešpatį. Kiekvieną žodį tariam vienu balsu. Giriam tik mūsų viešpaty. Tark Aleliuja, ja. Tark Aleliuja, mūsų viešpačiu. Mūsų karalius. Hey. Giriam tik mūsų viešpatį. Giriam tik tave. Giriam tik mūsų viešpaty. Kiekvieną žodį tariam vienu balsu. Giriam tik, O taip. giriam tik, giriam tik, giriam tik, giriam tik mūsų viešpaty. Amen. Amen, bažnyčia. Mūsų karalių. Nes jis išgelbsti. Nes jis išgydo. Ir jeigu dar neišpažinai, tai savo širdim bažnyčia. Skelb. Jis išgelbsti. Taip. Jis išgydo. Jis išlaisvina. Taip jis toks, taip jis toks. Jis išgelbsti. Amen. Ar tu tiki tuo šį rytą, bažnyčia? Patikėk. Aleliuja. Taip jis toks, taip jis toks. Jis išgelbsti. Jis išgydo. Aš skelbiu tai mano gyvenime. O, skelb tai savo gyvenime. Jis išgelbsti.
Aleliuja, atiduok gyrių jam dar kartą. Visą šlovę, visą garbę. Tie džiaugsmingi plojimai, džiaugsmingas triukšmas tau. Galingas, galingas tu viešpatie, galingas. Aleliuja. Ir mes džiūgaujam, nes tu išgelbėjai. Mes džiūgaujam, nes tu išgelbėjai viešpatie. Tu išsirinkai, tu viešpatie. Ačiū tau, brangus Jėzau. Ačiū tau, viešpatie. Ir bažnyčia, viešpatie žodis. Jis sako Romiečiams laiške, 10 skyriuje, 10 eilutė. Nes širdimi tikima ir taip įgyjamas teisumas, o lūpomis išpažįstama ir taip įgyjamas išgelbėjimas. Juk kiekvienas, kuris šaukėsi viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Mūsų lūpos, mūsų širdis tai išpažįsta tai. Ir aš tikiu, bažnyčia, kad čia susirinko išgelbėti žmonės. Amen, bažnyčia. Ir kai tu esi išgelbėtas, džiaugsmas ateina į širdis. Širdis džiūgauja. Mums nereikia kažko įspūdingo, nuostabaus gyvenime kiekvieną dieną patirti, kad džiaugsmas ateitų. Nes mes žinom, bažnyčia, kad mes patikėjom savo širdimi ir lūpomis išpažinom, kad viešpats yra mano gelbėtojas. Todėl aš esu išgelbėtas. Tu esi išgelbėtas. Džiūgauki, šlovinki jo vardą. Aukštink, jis nuostabus. Mūsų viešpats, mūsų karalius. Haleliuja. Tu nuostabus viešpatė, todėl džiūgauki, aukštinkim jo vardą. Amen. Haleliuja. Išgelbėtas ir toks laimingas. Ar tai bažnyčia? Tarnauti Jėzų noriu tau. Žinau, kad jo šviesa artybės gyvena manyje dabar. Išgelbėtas ir toks laimingas. Tarnauti Jėzų noriu tau. Žinau, kad jo šviesa artybės gyvena manyje dabar. O tai džiaugiuos, išgelbėtas iš nuodėmių. Džiaugiuos. Amen. Tapęs Dievo vaiku. Džiaugiuos. Išgelbėtas iš nuodėmių. Džiaugiuos. Tapęs Dievo vaiku. Išgelbėtas ir toks laimingas. Tarnauti Jėzų noriu tau. Žinau, kad jo šviesa artybės gyvena manyje dabar. Su džiaugsmu giedok. Išgelbėtas ir toks laimingas. Tarnauti Jėzų noriu tau. Žinau, kad jo šviesa artybės gyvena manyje dabar. Amen. Džiaugiuos. Išgelbėtas iš nuodėmių. Džiaugiuos.
bažnyčia. Nuostabus yra džiaugsmas būti Dievo vaiku ir jo vardą aukštinti ir skelbti jo nuostabius darbus. Skelbti nuostabius darbus, ką jis jau yra padaręs mumise. Ir aš raginu bažnyčią nepaliaujamai, yra ta žodis, nepaliaujamai dėkoki jam. Nepaliaujamai. Nes viešpats jis nuostabus ir jo malonė kiekvieną dieną yra atsinaujinanti. Ir kai mes klystam bažnyčią, viešpats, jis atsinaujina, jis duoda tą malonę naujai. Mes galim bėgti pas jį, mes galim artintis pas mūsų viešpatį, nes jis yra nuostabus. Koks jis buvo vakar, yra šiandien ir bus per amžius. Todėl mes skelbiam tavo malonę, viešpatį Dieve. Dėkodami, kad tai yra mūsų gyvenime, viešpatį. Ačiū tau, kad tu atpirkai. Ačiū tau, kad tu išteisinai. Ačiū tau, viešpatį, kad tu atleidai. Kad galim stovėti, viešpatį, prieš tave, apvalyti. Kad galim bėgti pas tave, viešpatį. Ir aš tiesiog trokštu, viešpatį, kad šis laikas jis būtų ieškojimo artumo, viešpatį. Ieškojimo tavęs. Tavęs, viešpatį, tavo artumo, tavo karalystės, viešpatį. Tai yra viskas, ko mums reikia. Tu užpildai gyvenimus, Dieve. Šavinėlį klumpa tūkstančiai kartų ir gieda naują gyriaus giesmę jam. Visi, kas juo tikėjo ir priėmėm širdin, giedosim naują gyriaus giesmę jam. Visagalis esi, didingiausias esi, aukščiau visų vardų. Yra daug valdovų, karalių, sostų metų, aukščiau visų vardų, dangus gieda tau. Šventas, tautos gieda tau. Šventas, tu išaukštintas. Šventas, šventas per amžius. Už tai, kad mums atleista, už tai, kad mums atleista, kad esam atpirkti, giedam naują gyriaus giesmę jam. Ir tie, kas avinėlio, vardu paženklinti, giedam naują gyriaus giesmę jam. Halleluja! Giedosime per amžius ir amen. Dangus gieda tau. Šventas, tautos gieda tau. Šventas, tu išaukštintas. Mūsų vidury. Halleluja! Nebūna išaukštintas. Šventas per amžius.
aukščiau visų vardų. Yra daug valdovų, karalių ir sostų, bet tu aukščiau visų vardų. Esi visagalis, esi didingiausias, esi aukščiau visų vardų. Amen, amen. Yra daug valdovų, karalių ir sostų, bet tu aukščiau visų vardų. Juk didis viešpats ir vertas didžios šlovės, pagarbų šiurpą keltis labiau už visus dievus. Juk visi tautų dievai tik stabai, o viešpats sukūrė dangų, garbę ir didybę jis žėri, jėga ir grožis jo šventovėje. Šlovinkite viešpatį tautų šeimos, garbinkite viešpaties galybę, teikite garbę viešpaties vardui, nešini atnašą, ženkite į jo kiemus, pulkite knipsti prieš viešpatį, didingą šventumu, sudrebėkite nuo jo artumo visa žemė, skelbkite visoms tautoms, viešpats yra karalius, viešpats yra karalius, viešpats yra karalius, viešpats yra karalius. Pasaulį jis padarė tvirtą, nepajudinamą, tautas įsteis bešališkai, dangus nesilinksmina, žemė te džiūgauja, jūra ir visa, kas joje te ūžauja, laukai ir visa, kas juose te būna smagus, kada visi miško medžiai giedos iš džiaugsmo viešpaties artume, nes jis ateina, viešpaties artume, nes jis ateina valdyti žemės, tiesiai jis valdys pasaulį ir ištikimai tautas. Haleliuja, 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 viešpatie, garbę ir šlovę atiduodam šitą rytą, garbę ir šlovę, tu mūsų karalius, viešpatie, visi kiti dievai yra stabai, visi kiti dievai yra stabai, tik tu viešpats, kuriam nusilenks kiekvienas kelias, prieš kurį viešpatie visų rankos pakils, nes tu esi karalių karalius, dangus gieda tau. Haleliuja. Šventas, amen, visos tautos, šventas, tu išaukštintas, viešpatie, o Dieve tik, ora da sėdu, ora da sara dikei, skelbia visata. Haleliuja, haleliuja, galingas viešpatie, nuženk savo jėgą į šitą vietą, išliek savo aliejų, savo šventą pažemimą. Haleliuja, nes mes be tavo jėgos esame silpni, be tavo jėgos mes esame pražuvę, o brangi šventoji dvasia. Ora da sakrinu lori visai. Haleliuja, bažnyčia, melskitės kalbomis, kas turit dovaną, melskitės, skelbkit šventąją dvasią šioj vietoj. Ora da seinu lori nišada sai, heri nisori nikėnu lori nisai. Tu išlieji dovanai kiekvienam, kuris trokšta, tu duodi dovanai kiekvienam, kuris trokšta, tavo dvasios, tavo jėgos, išliek viešpatie. Ora da seinu lori nikėj. Haleliuja, 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 šainu lori nisai, ori nikėnu lori nisai. Šventas, 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 šventas. Haleliuja, haleliuja, haleliuja. Į kiekvieno širdį palies viešpatie. Haleliuja, apvalyk tavo kraujas, Jėzus, šventas tavo kraujas, kuris neprarado jėgos, kuris toks pat galingas. Tavo kraujas, Jėzau, teka kiekvienam dovanai, teka nuo tavo kryžiaus. Ačiū Jėzau už tavo kryžių, ačiū tau už tavo pralietą kraują, ačiū tau viešpatie, kad tu dovanoji mums teisumą, savo teisumą. Haleliuja, haleliuja.
viešpatie, vertai išaukštytas mūsų vietoj, čia šitą valandą, šitą minutę viešpatie. Priimk gyrių visą šlovę. Haleliuja, haleliuja. Tegul kyla kaip smilkalai. Viešpatie, kaip brangus kvapas tau viešpatie. Gyriaus ir garbės, garbinimas tau, šlovė, šlovė. Garbė, garbė. Haleliuja, haleliuja, haleliuja. Mokink šventoji dvasia, garbinti tuos, kurie gal nemoka kaip tai daryti. Mokink šventoji dvasia, aukštinti ir šlovinti viešpaties vardą. Mokink juos viešpatie. Haleliuja, nesigėdyti tavęs, nesigėdyti tavo vardo, nesigėdyti tave šventoji dvasia. Haleliuja, atleisk už kiekvieną kartą, jeigu mes gėdėjomės tavo vardo. Atleisk, jeigu mes gėdėjomės tave šventoji dvasia. Haleliuja, atleisk šventoji dvasia. Haleliuja, haleliuja, viešpaties dvasia. Haleliuja, šlovė, šlovė. Esi didingiausias tu viešpatie. Didingiausias esi, aukščiau visų vardų. Bažnyčia, atiduokim visą vertą gyrių. Haleliuja. Iškelkit rankas, jeigu dar niekada nesate to darę, padarykit tai. Iškelkit rankas. Užsimerkit, nesiblaškykit. Užsimerkit, iškelkit rankas. Ir sakykit, esi visagalis, esi. Visos mintis į viešpatį, visa širdis. Haleliuja. Aukščiau visų vardų yra daug valdovų, karalių ir sostų verdų. Aukščiau visų vardų dangus gieda tau. Šventas tautos gieda tau. Šventas tu išaukštintas. Šventas, šventas per amžius. Haleliuja. Skelbia visata. Šventas, karaliaujantis. Šventas, visada esi. Šventas, šventas per amžius. Tauta gieda tau viešpatie, gyrių ir šlovę. Tavo tauta viešpatie. Ji nesustoja aukštinti tavo vardo viešpatie. Skelbdama tau šlovė ir garbė viešpatie. Skelbdama tau šlovė ir garbė viešpatie. Tu viešpats mums esi. Ir te mūsų rankos nenusvyra, jos kyla į tave. Te mūsų rankos pakyla, aukštinant tavo vardą viešpatie. Tau šlovė, tau garbė, tau šlovė, tau garbė viešpatie. Gyvas esi per amžius viešpats. Gyvas esi tu viešpatie. Ir tu nesustoji veikti. Tu nesustoji veikti. Esi galingas ir ištikimas iki pabaigos. Iki paskutinios akimirkos viešpatie. Tu ištikimas viešpats. Ištikimas karalius tu Dieve. Haleliuja. Šventas tu viešpatie.
esi visagalis, esi didingiausias, esi aukščiau visų vardų. Yra daug valdovų, karalių ir sostų, bet tu esi tu, esi visagalis, esi didingiausias, esi aukščiau visų vardų. Yra daug valdovų, karalių ir sostų, bet tu aukščiau visų vardų. Halleluja, viešpatie. Esi vertas tu, Dieve. Dangus gieda tau, šventas, tu išaukštintas, šventas, šventas per amžius. O, dangus gieda tau, šventas, tautos gieda tau, šventas, tu išaukštintas, šventas, šventas per amžius. Skelbia visat, tai jo tauta gieda tai. O, karaliaujantis, šventas, visada esi, šventas, šventas per amžius. Tai tu, viešpatie, tai tu, Jėzau. Leiskim šventai dvasiai veikti bažnyčiai. Tai, ką ji pradėjo, ji turi pabaigti ir į nuostabius dalykus atneša mums bažnyčiai. Naujas prasiveržimas kiekvieno gyvenime. Priimkim tai, kad dvasia siunčia. Priimkim tai savo širdėse, tą atnaujinimą. Tai ateina ta gyvybė iš viešpaties. Visada esi šventas tu, viešpatie. Aukščiau visų vardų. Šventas per amžius, tu, viešpatie. Visagalis, veik. Halleluja, šventas per amžius tu, viešpatie. Ačiū tau, šventoji dvasia. Šventas per amžius. Mes dėkojam tau, šventoji dvasia. Mes meldžiam. Daryk savo darbą. Kalbėk į mūsų širdis, viešpatie. Mes, Dieve, trokštam Dieve girdėti tai, ką tu trokšti kalbėti mūsų širdis. Tegul mūsų širdis būna atviras, Dieve. Tiesiog tą trumpą akimirką, viešpatie Dieve, išgirsti tai, ką tu trokšti pasakyti mums. Halleluja. Halleluja. Šventoji dvasia, šventoji dvasia, šventoji dvasia.
trokšti apvalyti kiekvieną. Tu trokšti apvalyti kiekvieną. Tu trokšti apvalyti kiekvieną. Tu trokšti apvalyti kiekvieną. Ačiū tau, šventoji dvasia. Tavo karalystė viešpatie. Ačiū tau. Tavo galybė, tavo valdžia viešpatie. Jėzus, 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 Jėzus. Esi išaukštintas. Išgydyk ir apvalyk, šventoji dvasia. Išgydyk ir apvalyk. Ačiū tau, šventoji dvasia. Ačiū tau. Ačiū tau, šventoji dvasia. Ačiū tau, šventoji dvasia. Ačiū tau, šventoji dvasia. Ačiū tau. Hallelujah. Prisilies, Dieve. Išliek savo dvasios ant kiekvieno viešpatie Dieve. Viešpatie Dieve. Išliek savo dvasios. Išliek savo dvasios. Kad mes neišeitume tokiais pat. Kalbėkime mūsų širdis, viešpatie. Mes trokštam daugiau tavęs, mes trokštam daugiau tavęs, mes trokštam daugiau tavęs, Jėzau. Mes trokštam daugiau tavęs, Jėzau. Mes trokštam daugiau tavęs, Jėzau. Mes trokštam daugiau tavęs, viešpatie. Pripildyk mus klydinai, viešpatie Dieve. Mes trokštam kiekvieną dieną būti pripildyti, viešpatie. Kiekvieną kartą, Dieve, išliek savo dvasios. Išliek savo dvasios. Tegul mūsų indai būna, Dieve, pripildyti, viešpatie, tam, kad galėtume išpilti kažkur tai, tam, kad galėtume tiesiog atiduoti kažką tai. Tu trokšti pripildyti, viešpatie. Ačiū tau. To šviežaus, to naujo patepimo, viešpatie. To šviežaus ir naujo patepimo, viešpatie Dieve. Ačiū tau. Ačiū tau, Dieve. Jėzaus vardu, Jėzaus vardu, Jėzaus vardu. Jėzaus vardu. Halleluja. Aš tikiu, kad viešpaties dvasia kalbėjo. Būtent ta mintis, kad mes turim atiduoti tam, kad būti vėl pripildyti. Mes turim išlieti tam, kad Dievas galėtų vėl pripildyti. Nevaikščiokime pripildytais indais. Leiskim šventai dvasiai panaudoti tai, kas yra mumise. Amen. Tiesiog leiskim šventai dvasiai išlieti. Nebent dar kažkas tai gavote iš šventosios dvasios kažką tai. Ar Dievo dvasia, galbūt kažkam tai kalbėjo dar Dievo dvasia. Niekam. Turi telefoną vieną, gal kam reikia. Tavo, Lina. Jo, aš tikiu, kad Dievas būtent prabilo būtent tą mintimį, nes aš suprantu, kad kai mes pastoviai esame pripildyti ir, žinot, kai būna, mes darome kompotą, jo, kas moteris, pripildomi ir užsukam. Ir jeigu mes neatsuksim ir neišliesim, nepadarysim,
tai niekas ir taip ir neparagaus to padaryto kompoto. Todėl aš manau, kad mums reikia neuždaryti tų dangtelių, bet leisti gerti, tiesiog duoti, išlieti. Ir aš manau, kad galbūt netgi dabar taip pagalvojau, gal todėl Viešpats ir davė tokį žodį šį rytą. Aš manau, tai irgi bus labai susiję. Ir aš tikiu, kad tai yra labai svarbu, nes tam tikri dalykai yra. Tam tikri dalykai yra, kai aš vieną trečiadienį kalbėjau, nežinau, ar be abejo tikrai ne visi buvome ir aš gal šiek tiek pasikartosiu, kad Viešpats sako, ten, kur yra Dievo dvasia, ten yra laisvė, jo, ten yra Dievo patepimas. Ir mes puikiai suprantame, kad Dievo dvasios mes neiname ieškoti į, pavyzdžiui, į restoraną, ar į kino teatrą, ar dar kažkur. Tai mes suprantame, kad Dievo dvasia, jinai visada nuo pat pradžios knygos, sakykime, kai mes skaitome Senąjį testamentą, Viešpats savo tautai pasakė, pastatykite šventyklą, palapinę. Ir Dievo dvasia ten būdavo. Ir mes puikiai šiandien suprantam, kad ten, kur yra susirinkimas, ten, kur susirenka Dievo žmonės, kurie seka, kurie tiki Kristumi, ten yra bažnyčia. Ir ten, kur yra bažnyčia, ten yra Dievo dvasia. Amen? Ar mes sutinkam su tuo, kad tu Dievo dvasios neprisipildysi nuvėjęs į kažkokį tai Babiloną ar į Akropolį ar dar kažkur, tai tu negausi tos dvasios. Amen? Kai kurie žiūri į mane keistai, toks jausmas, kad tokį naujieną sakau. Dievo dvasios mes galime prisipilti susirinkę kaip eklezija, kaip bažnyčia. Ir sako, ten, kur 2 ir 3 susirenka mano vardu, sako, aš esu tarp jų. Jo? Ir mes puikiai suprantame, kad viešpats nori kalbėti, viešpats nori kažką tai daryti, jis nori kažkaip prisiliesti prie mūsų širdžių. Ir ten mes suprantame, kad ten, kur Dievo dvasia, kai mes ateiname, Dievas mus keičia. Dievas nori kalbėti į mūsų širdis. Ir taip, kai žiūrime į visą tai, mes suprantame labai paprastai, kad paprasčiau mums suprasti, reiškia, mums reikia visai nedaug ateiti į susirinkimą. Reiškia, jeigu tu ateini į susirinkimą, tai jau didelis darbas. Tai jau didelis darbas padarytas. Nes sako, ten, kur susirinks 2 ir 3, mano vardu aš būsiu tarp jų. Ir jis dirbs mūsų širdise. Ir sako, mes panašėsime į jį. Tai reiškia, tas procesas kiekvieną kartą vyks tavo gyvenime. Tu atėjęs susidursi su įvairiausiais dalykais. Dievas kalbės, Dievas galbūt per žmonės kalbės, galbūt tu kažką pajausi, galbūt kažkas vyks tavo pasąmonė. Tu bešlovindamas kažką pradėsi daugiau mąstyti, daugiau galvoti, daugiau jausti, daugiau meilės, daugiau atvirumo ir taip toliau. Ir Dievas daro savo darbą. Tai didžiulis darbas. Tai svarbus dalykas. Todėl šiandieną mes skaitome žydams, hebrajams laiške, kad sako, neapleiskite savųjų susirinkimų. Kodėl tai sakoma? Todėl, kad
autorius puikiai suprato, ką reiškia būti Dievo buvime. Kai Mozė susitikdavo su Dievu, jis sugrįždavo ir jo veidas švytėdavo. Jis būdavo pilnas Dievo šlovės. Ir tas toksai momentas, aš dabar kaip pavyzdį tiesiog priminiau, aš tik noriu įvesti į tą mintį, ką aš noriu pasidalinti prieš tai, kai mes dalyvausim Viešpaties vakarienėje. Tai šiandien aš noriu tikrai, kad mes suvoktume, kad kaip ir šitam pavyzdį, atrodo, tam, kad Dievas galėtų prie mūsų prisiliesti, mums reikalinga yra padaryti vieną svarbų žingsnį. Būti čia. Ten, kur susirenka Dievo vaikai. Ten, kur susirenka bažnyčia. Ir kitas toks momentas, tai ką šiandien noriu pasidalinti, tam, kad mes būtume efektyvūs, tam, kad mes būtume, galim taip sakyti, maksimalų savo krikščioniškame gyvenime, mums visiems reikalingas yra tiesiog paklusnumas. Ir aš manau, šiandieną, jeigu aš kiekvienam iš jūsų pasakysiu, paklausiu, kas myli Jėzų, kas myli Dievą, mes visi sakysim, mes mylim, mes mylim. Ir Jono 14 skyriui, tiesa, ar mes turim Biblijas? Kur mūsų Biblijos? Jau šioks toks progresas, jau. Dar kartą pakelkim visi į viršų Biblijas. Jau kokį, sakykime, 30%. Jau turim Biblijas, jau po biškį mes. O tie, kas neturite, galite paprašyti, jums paduos Naujuosius testamentus arba atsidarykite telefoną. Ir mes pažvelgsime į keletą rašto vietų. Į keletą rašto vietų. Ir čia bus, kam reikia, turi telefonus, galėjote ir telefonus pakelti. Kam reikia Naujo testamento? Reikia kažkam, nes skaitysime iš Jono Evangelijos. Noelis ten nori irgi skaityti labai. Rasytė, ten už kampų pasislėpęs, ten. Jono 14 skyriuje yra 21 eilutė. Sako, kas pripažįsta mano įsakymus, 14 skyrius Jono Evangelijos, 21 eilutė. Atradot? Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli. O kas mane myli, tą mylės mano tėvas. Ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu. Jėzus labai aiškiai pasakė, kad tas, kas laikosi mano, kas pažįsta mano įsakymą čia šitam vertime ir jų laikosi, tas tikrai myli mane. Taip tyliai paklaus savęs, ar viskas gerai su įsakymu, su visais Viešpaties pažadais, įsakymais ir prašymais. Ir kiekvienas iš mūsų mes galim tada suprasti, kad mums dar reikia daug kur pasitempti. Amen? Ar aš vienas toksai labai suprantu, kad trūksta dar, trūksta man, trūksta, visiems mums trūksta, brangieji. Todėl tam, kad tikrai mes pamiltume Dievą, vėlgi čia tas toksai momentas, tai ką aš norėjau ir pabrėžti su anuo pavyzdžiu, tam, kad pamilti mums Viešpatį, mums reikalingas yra paklusnumas.
jeigu mes, nes Jėzus labai aiškiai sako, tas, kuris pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli. O kas mane myli, tą mylės mano tėvas. Tai reiškia, kad tas Jėzaus atsidavimas, Jėzaus paklusnumas, jis pripažino tai, kad Dievas buvo nustatęs. Jis niekam nesipriešino, jis niekam neprieštaravo, nes Dievas tiesiog Jėzus suprato, kad visa tai, ką Dievas daro, jis turi daryti. Mes vieną sekmadienį kalbėjom. Todėl tas paklusnumas tai yra svarbiausia mūsų grandinėlės dalis. Paklusdami Dievo žodžiui, paklusdami Dievo principui, mes sugebėsime mylėti Dievą ir mylėti artimą. Ir aš manau, kad tai yra svarbiausia, per ką mes, nes būtent šitoj 21 eilutės pabaigoje sako, ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu. Tai reiškia, kodėl mes kitą kartą nieko nejaučiam, nieko negirdim, nes mums trūksta atsidavimo, mums trūksta paklusnumo viešpačiui. Kai pas mus nėra paklusnumo viešpačiui, nėra paklusnumo Dievo žodžiui, tada viešpačiui yra sunku apsireikšti mum, nes mes gyvename visai kitoje, sakykime, toj visatoj. Mes kažką tai veikiam, darom, bet visa tai yra ne dėl viešpaties. Ir todėl, žinote, todėl Dievas veikia per Jėzų. Nes mes skaitome Naujajame testamente, Evangelijose, kad Dievas veikia per Jėzų, nes jis pakluso jam. Jis buvo tame paklusnume. Ir todėl šiandieną Viešpats nori, kad mes suprastume, kad tas paklusnumas padeda mums pamilti. Paklusnumas padeda pamilti Jėzų ir pamilti artimą. Dar viena nuostabi eilutė 13 skyriuje, verskim 13 skyrių. Jeigu mes norime, kad Dievas veiktų per mus, jeigu mes norime, kad Dievas darytų savo darbą, reiškia, mes turime būti paklusnume, kaip Jėzus buvo paklusnume prieš tėvą. Ir 13 skyriuje Jėzus, jis sako tokius žodžius, kaip ir duoda naują įsakymą. 34 ir 35 eilutės. Sako, aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Amen. Brangiai, be paklusnumo mes negalėsime pamilti ir leisti Dievui veikti. Ir Viešpats todėl jis duoda mums supras, kad dvasinėme gyvenime yra svarbiausia nežinojimas to įstatymo, bet būtent vykdymas to įstatymo. Ir mes puikiai suprantame, kad tikslas, Dievo tikslas yra, kad mes
žinote, pas fariziejus, pas sadukėjus buvo tai, kad jie žinojo įstatymą, bet jie jo nevykdė. Jie puikiai viską mokėjo, jie puikiai viską mokėdavo paaiškinti, bet jie tai nevykdė. Todėl šiandieną, tam, kad mes galėtume būti naudojami Dievo dvasios, kad būtume vaisingi, kad, kaip čia pasakyta, kad pažintų, kaip mes skaitėme 35 eilutėje, sako, iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai. Tai reiškia, kad mes turime suprasti, kad paklusdami, atiduodami savo gyvenimus viešpačiui, ieškodami jo daugiau, mumise daugiau atsiras ir tos meilės vienas kitam ir tokiu būdu mes galėsime peržengti per įvairiausius sunkumus ir problemas. Nes kitą kartą mes kaip ir žinome, kad reikia atleisti, reikia mylėti, reikia lankyti susirinkimus, mes daug ką žinom. Bet dažnai mes tai kaip ir, nesureikšminame šitų dalykų, bet žiūrim pagal situaciją viską. Jeigu ten su manim gerai, tai ir aš gerai. Bet Dievas įsako, bet kokiu atveju, kad ir kaip bebūtų, Dievas nori, kad mes suprastume, kad tą mylėti, tai reiškia visų pirma paklusti. Ir ne veltui viešpats įsako, aš duodu naują įsakymą. Mylėkite vienas kitą. Todėl aš noriu šiandieną, kad kiekvienas iš mūsų mes aiškiai suprastume, kad Dievas, jis nori būtent naudoti kiekvieną iš mūsų, kad mylėdami, kaip sakant, suprasdami viens kitą, ištiesdami pagalbos ranką viens kitam, kad mumise tikrai per tą paklusnumą, kai tu supranti, kad vidus sako, nenoriu mylėti, nenoriu daryti tai, nenoriu atleisti, nenoriu ten kažką tai, bet tu per paklusnumą, tu supranti, kad nėra kito pasirinkimo. Tu ateini per paklusnumą į Dievo meilę. Ir aš šiandieną noriu, kad kiekvienas iš mūsų jeigu mes norime, kad Dievas mums apsireikštų, jeigu mes norime, nes Jėzus labai aiškiai pasakė, kad sako, aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu. Ir šitoj kitoj vietoj sako, iš to visi matys, kad jūs esate mano mokiniai. Tai reiškia, tam, kad Dievo dvasia judėtų, tam, kad Dievas galėtų veikti per mus, mes turime įeiti į tą paklusnumą. Mes turime priimti tą paklusnumą. Ir aš manau, kad Jėzui irgi nebuvo visą laiką viskas paprasta. Jėzus irgi darė kažkokius tai žingsnius. Žinot, aš netgi taip pats savy pagalvojau, kad ir paimkim tą patį pavyzdį su Lozoriu, jo? Ten labai aiškiai pasakyta, kad Jėzus labai mylėjo juos. Ir kai jis sužinojo žinią, kad Lozorius serga, aš manau, kad jis savo viduj tikrai norėjo eiti ir kuo greičiau nuveiti iki Lozoriaus. Bet jis, sako, jis darė tai, ką Dievas darė. Tai reiškia, jis pakluso Dievui, jis nesako, tiek to, Dieve, aš nubėgsiu greitai, nes tai yra mano patys geriausi draugai. Kaip aš, ir žinote, ir po to po kiek laiko praneša, kad Lozorius jau mirė. Ir tada Jėzus sako, nu ką, einame. Tas
tas paklusnumas. Ir aš tai pagalvojau, Jėzus galbūt tikrai norėjo nubėgti tada, kai jis sirgo. Bet Jėzus žiūrėjo tai, ką darė Dievas. Jis pakluso tėvui. Ir per tą paklusnumą Dievas padarė stebuklą. Amen. Galbūt nubėgęs būtų Jėzus ir gal tuo metu būtų išgydęs. Ir tai būtų irgi stebuklas. Bet Dievas žinojo, kada koks laikas Dievo šlovė apsireikšti. Ir vat per tą paklusnumą aš noriu, kad kiekvienas iš mūsų mes savo širdyje padarytume apsisprendimą paklusti. Kad ir kaip atrodo tos situacijos mums yra neparankios. Kad ir kaip mums atrodo yra sunku ir nelengva. Kad ir kaip mes norėtume galbūt kažko tai kito. Bet tas paklusnumas, jis atveria dangų. Tas paklusnumas padeda mums mylėti ir pamilti ir Dievą, ir tą artimą. Tik per paklusnumą. Ir aš manau, kad Jėzus ne veltui jis paliko šitą, tą tokį davę, sako, jis netgi taip ir pavadino, sako, aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėt. Ir aš pagalvojau, kad jeigu mes išmoksime vienas kitą mylėti, atleisti. Žinot, viešpats sako, tada pamatys. Sako, tai parodys. Bet tam, kad pamilti, tam, kad sugebėti mylėti, mums reikia paklusti. Paklusti Jėzui, ką Jėzus mums sako. O jis mums skelbia šiandieną būtent šitą įsakymą, naują įsakymą, kad mes pridėtume paklusnumą šitiems dalykams. Ir, žinot, toks yra geras pasakymas, sako, pas Dievą nėra numylėtinių, pas Dievą yra tie, kurie yra arti jo. Brangiai, tai yra svarbiausia, kad mes šiandieną suprastume. Dievas neišsirenka numylėtinių. Dievas laukia, kad mes tiesiog prisiartintume prie jo. Kad mes būtume prie jo. Kad mes būtume prie jo kojų. Kad mes būtume tame paklusnume. Kad mes ieškotume tai tuo paklusnumu. Ir viešpats tikrai, žinot, jeigu žiūrim į Jėzaus apskritai gyvenimą, tarnavimą, Jėzus mylėjo savo mokinius, jis mylėjo aplink esančius žmonės, kurie supo jį, ir jis tiesiog galbūt darė kažką tai ne taip, kaip buvo įprasta. Todėl daugelį žmonių galbūt ir nepatiko, bet jis mylėjo. Todėl minios sekė jį. Be abejo, mes suprantame, kad daug stebuklai, nemokamas maitinimas privertė daugelį žmonių sekti iš paskos. Bet jeigu mes pažvelgsime į Petrą, į Judą, kuris išdavė, į muitininkus, su kuriais jis sėdėjo ir valgė, mes puikiai suprantame, kad Jėzui nebuvo paprasta mylėti.
Ir aš įsivaizduoju, kiek reikėjo kantrybės Jėzui vien tik tai su Petru, kuris ištisai kažkuo tai prisigalvodavo. Arba dar kai kurių mokinių pasisakymai ir taip toliau. Todėl, žinot, viešpats įsirodė, kad tai yra įmanoma. Tai galima padaryti, bet per paklusnumą. Nes viešpats Jėzus suprato, kad tai, ką davė Dievas jam, tai Dievas davė jam. Tai ne jo sugebėjimai, tai ne jo kažkokia tai, žinot, charizma ar dar kažkas tai. Galbūt jis norėjo ten jau, nežinau, ne kartą ten ir Petrui per ausį užtuoti už visokius įvairiausius jo nesąmonės pasakytas. Tai ir padarytas. Bet Jėzus suprato, kad, nes jis ir sako, aš išsaugojau tuos, kuriuos tu man davei. Sako, aš išsaugojau juos. Reiškia, aš mylėjau juos. Mylėjau juos tokius, kokie jie yra. Ir galbūt man norėjosi geresnių mokinių, man norėjosi kažkokių tobulesnių mokinių, bet Jėzus sako, aš išsaugojau tuos, kuriuos tu man davėjai. Todėl Jėzus parodė, kaip svarbu mums šiandieną, kad mes nemanytume apie save daugiau, negu kad iš tikrųjų yra. Kad mes Dievui esam kiekvienas svarbus. Ir kad mes išmoktume vienas kitą mylėti. Ir aš tikiu, kad per tą paklusnumą Dievas atvers save, Dievas kalbės per mus, Dievas naudos bažnyčią, nes pasaulis matys, kad yra meilė, yra tarpusavio supratimas, yra pagarba ir tas paklusnumas vienas kitam. Todėl aš noriu, kad mes paliktume tame žodėje, suprastume šiandieną ir dalyvaudami viešpaties vakarienėje, kad mūsų širdis tiesiog būtų paruoštos tam paklusnumui. Nes pamilti, lengva yra pamilti ir Dievo žodis sako, kai tau daro gerą. Jo? Tada tu mano draugas, su tavimi iki gyvenimo pabaigos. Bet kartais ne viskas įvyksta taip, kaip mes norim. Ir Dievas nori tiesiog, kad mes suprastume ir tose situacijose mes sugebėtume mylėti. Mes sugebėtume branginti, mes sugebėtume atleisti, mes sugebėtume tiesiog leisti Dievui daryti savo darbą. Ir aš tikiu, kad viešpats būtent apie tai ir kalbėjo. Jis nepasakė paprasčiausiai, duodu jums naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėt. Jėzus puikiai suprato, ko jis prašo ir ką jis sako. Paklusnumas. Mylėti vienas kitą. Sako, kaip aš jūs mylėjau. Ir mes kalbėjom. Buvo daug niuansų, dėl kurių Jėzus galėjo, kaip sakoma, įsižeisti. Ir daug kitų dalykų, bet Jėzus parodė tai, kad, sako, aš jūs mylėjau, tokius, kokie jūs esat. Ir Dievui yra svarbus kiekvienas iš mūsų. Ir jam yra svarbu šitą bažnyčią. Kad ir kaip, kad ir kokios audros, kartais, kad ir koks viesulas kartais pakyla, kad ir kokios bangos kartais pradeda daužyti mus įvairiausias bangos. Bet Dievas yra visada,
už savo bažnyčią. Amen. Ir jam svarbus yra kiekvienas žmogus. Todėl mylėti tai yra paklusti. Per paklusnumą mes sugebėsime pamilti ir sugebėsime padaryti tai, ką viešpats nori daryti per mus. Ir būtent ta mintis šiandieną ir noriu, kad mes viešpatės vakarienę atsistotume prieš viešpatės vakarienę, kad Dievas prakalbėtų į kiekvieną mūsų širdį, kad per paklusnumą mes galime tik tai išvystyti, subrandinti, išpuoselėti tą meilę vienas kitam. Nes tiesiog paprasčiausiai pamilti, paprasčiausiai pasikeist, mes puikiai suprantame, tai nesigauna. Tam reikia kažkokio tai ingrediento, o tas ingredientas yra paklusnumas. Paklusnumas žodžiui, Dievui. Tai, ką Dievas mums sako. Amen. Mes galim visi pakilti. Sako, iš to pažins, kad esate Jėzaus sekėjai. Sako, iš to pažins, kad esate mano mokiniai. Todėl vėlgi sugrįžtu prie tos pačios minties. Nusimeskime visus apsunkinimus, įsižeidimus, kažkokius nepasitenkinimus, kažkokius vaidus, kažkokį tai galbūt kitokį supratimą, negu kad mes kitą kartą suprantame, kad galbūt kiti žmonės supranta kitaip. Tiesiog atmeskime tuos apsunkinimus, nusiimkim tas kuprines, nusiimkim, išmeskim, kaip Rūta kalbėjo, išmeskim iš rankų tos akmenis. Tegul nelieka mūsų rankose jokių akmenų, kuriais mes laikomės ir sakome, tuoj mesiu, patrauk tai, paleist tai. Dievas sako, mylėkime vienas kitą, gerbkime vienas kitą. Kad ir kas įvyksta, kad ir kaip kitą kartą mes ne taip pasielgiam, bet Dievas visada duoda šansą, visada trokšta prisiliesti prie mūsų gyvenimo. Todėl jis ir nuėjo ant kryžiaus. Todėl jis ir paėmė kryžių ir nešė ant savo pečių, kad mes supratę ir suvokę, kad kryžių šiandieną mus gelbsti, kad jo kraujas pralietas mus gelbsti, kad jo auka šiandieną padarė mus teisiais stovėti Dievo akivaizdoj. Ne mes patys, ne mūsų kažkokie tai nuopelnai, tik tai Jėzaus teisumas šiandieną suteikia mums galimybę stovėti prieš viešpatį. Todėl mes melsimės, ateikim maldoj pas viešpatį ir leiskim šventai dvasiai tiesiog kalbėti mūsų širdis. Brangus viešpatie, mes dėkojam tau už tavo kryžių, už tavo auką, už tavo mirtį, kuri buvo Dieve už kiekvieną iš mūsų. Tu mirei viešpatie, tu paėmei mūsų nuodėmes, tu paėmei mūsų kaltes, tu paėmei viešpatie mūsų išdidumą, mūsų ligas, mūsų negalės viešpatie. Dieve, tu viską prikalėjai ant kryžiaus viešpatie. Tiesiog tu visą tai, Dieve, užkabinai ant kryžiaus viešpatie. Ir Dieve, per tavo kraują ir per tavo kūną viešpatie, kuris buvo kaip avinėlis nukryžiuotas. Dieve, mes žinome, kad mes atpirkti, mes išlaisvinti, mes, Dieve, atpirkti amžiams.
nes nuodėmės kaina buvo patraukta nuo mūsų Viešpatie. Per tavo kryžių, per tavo pralietą kraują Viešpatie. Todėl Dieve mes ateinam Viešpatie Dieve prie tavo sosto, mes ateinam prie tavo kojų Viešpatie Jėzau. Ir sakome Dieve, trokštame pasikeist, trokštame atleist, trokštame Dieve apsivalyti, trokštame patraukti Dieve nuo savęs, bet kokį apsunkinimą, kas neleidžia judėti mums maksimaliai į priekį Viešpatie. Padėk mums Jėzau atrasti, patraukti iš savęs, patraukti iš savo akies tą rastą, patraukti iš savo širdies tą kartėlį, tą karčią šaknį, kuri Dieve bando įsišaknyti į mūsų širdis Viešpatie. Tiesiog apvalyk, tegul nelieka, tegul nutrūksta bet koks paveldėjimas, bet koks prakeikimas Dieve. Tegul Dieve tiesiog atsiranda laisvė Viešpatie. Mylėti, džiaugtis vienas kitų Viešpatie. Todėl mes meldžiam, mes laiminam šitą duoną, mes laiminam šitą taurę. Mes dėkojam tau, brangus Jėzau, už tavo pralietą kraują, už tavo auką Viešpatie. Ir Dieve, tu pasakėjai, kad mes prisimintume tai, kol tu sugrįši Viešpatie Dieve. Kad mes tiesiog prisimintume Dieve, kad tu numirei Viešpatie už mūsų kaltes, už mūsų nuodėmes. Ačiū tau, brangus Jėzau. Todėl Dieve mes atiduodam tau šlovę ir gyrių. Ir dar kartą savo lūpomis ir savo širdimi išpažįstame, kad tu esi mūsų viešpats, kad tu esi mūsų gelbėtojas. Ir kad tu paėmei mūsų kaltes ir nuodėmes ant kryžiaus. Ačiū tau už viską. Visą šitą meldžiam Jėzaus Kristaus vardu. Mes taip pat ateidami prie Viešpaties vakarienės galime atnešti ir aukas Viešpačiui. Ir noriu pakviesti šlovintojus, kad galėtumėt prieiti ir dalyvauti Viešpaties vakarienėje. Ir po to visi kiti, kas esate pasiruošę tai daryti, tiesiog priimkim Kristaus kūną ir jo kraują.
prezidentas, jo akmuo ir tuščias kapas jo. Alleluja, Dieve tau iš kapo prikelta. Aš išgelbėtas tik per kryžių, tavo meilė ten liejos man. Šaukė jo siela, alleluja, tau garbė ir padėka. Aš išgelbėtas tik per kryžių, tavo meilė ten liejos man. Šaukė jo siela, alleluja, tau garbė ir padėka. Tau garbė ir padėka. Halleluja, halleluja, Dieve. Dėkojam tau, brangus Jėzau. Ačiū tau, brangus Jėzau. Dėkojam tau už tavo kryžių. Mes lenkiame žemai prieš tave, Jėzau. Dėkojam tau, kad galim ateit pas tave, Viešpatie, ir dalyvauti toje naujoje sandoroje, Viešpatie Dieve. Kad mes per tavo kūną, per tavo kraują, Viešpatie, per tavo auką, Dieve, esame išgelbėti. Esame išlaisvinti. Kad tu dovanoji mums naują gyvenimą. Ir Dieve, tiesiog tegul tavo kraujas ir toliau plauna mūsų gyvenimus, mūsų širdis. Kad mes, Viešpatie Dieve, per paklusnumą ateitume, Dieve, į tavo meilę, į tavo gerumą, į tavo atleidimą, Viešpatie. Brangus Jėzau, valyk mūsų širdis. Tegul, Dieve, būna patraukta ir pašalinta tai, kas trukdo mums ateiti ir mylėti. Mylėti tave, mylėti vienas kitą, Viešpatie. Mes meldžiam, tegul pasitraukia iš mūsų tarpo, iš šitos vietos, bet koks išdidumas, bet kokia neapykanta, bet koks kartėlis, Viešpatie Dieve. Mes meldžiam, Dieve, tiesiog tegul būna sugriautos bet kokios tvirtovės. Mes skelbiam, kad tu esi mūsų Viešpats. Ir per tavo meilę mes, Dieve, tiesiog šiandieną esame nuplauti tavo krauju, Viešpatie. Kiekvienas. Ačiū tau už viską. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Amen. Taigi mes galim dar, žinot, už ką pasimelsti, už vaikus, nes mes už vaikus nepasimeldėm. Jeigu mūsų vaikai atbėgs čia visi į priekį, mes dar juos palaiminsim, nes už tos mažutėlius mes taip ir nepasimeldėm. O, atbėga Samutis, atbėga. Jo, mes meldėmės jau ryte. Jo, žinom, visa šeima serga ir žinote, Oksaną, kas pažįstate, tiesiog užtarkite maldoj, jie visi serga. Nu, kas dar? Bus daugiau? Bus. Iš apačios netbėga. Iš apačios
Dar net bėga, o atbėgo Jokūbas jau. Adomas, Adomas, Kamilė turi atbėgti. Kamilė dar Naome, Ai, Ema turi atbėgti. Ema. Nu visi? Ups. Nu, ištieskim visi rankas. Ištieskim rankas. Noelis turėjo melstis, bet jis Nieko, kitą atbulinį padavė. Kitą sekmadienį. Gerai. Aleliuja. Aleliuja. Rangus tėve. Mes laiminam šios vaikus viešpatie, laiminam kiekvieną iš jų. Laiminam, kurie jie šiandien atėjo, girdėjo tavo žodį. Dieve, te būna tas žodis nepavogtas, bet kad tas žodis atneštų derlių. Mes laiminam juos viešpatie, kad jie dabar, kai artėja tos šventės, nesigėdytų pasakyti, kokia yra Velykų esmė, kad ne kiškiai, ne kiaušiniai, viešpatie dėka, bet Jėzus Kristus. Aleliuja, viešpatie, mes laiminam juos. Dieve, saugok juos, mes meldžiam Dieve, apsaugok juos. Augink juos viešpatie savo artume, savo žodyje. Mokink juos melstis kiekvieną dieną, kai jį tai daro. Ar iš ryto, ar vakare viešpatie. Laiminam juos ir laiminam tų, kurių nėra, kurie yra namuose. Jeigu kažkas serga, prisilies savo gydančią jėgą viešpatie ir išgydyk. Dėkojam viešpatie Jėzus Kristaus vardu. Amen. Jeigu yra dar kas šventė gimtadienis vasario mėnesį, yra ypatingo ananasinio šokolado. Ir aš galvojau, kad nieks tik neišeitų, man 4 liks. Ne, greičiausiai nieko man neliks. Čia visi jau? 2? Kas dar šventė vasario mėnesį gimtadienį? Po 2. Imkit gal po 1 užteks. Gerai, bažnyčia, ištieskim rankas. Visi palaiminkim, tiesiog padėkokim. Dieve, mes dėkojam tau už tuos žmonės, kad būtent jie gimė į šitą pasaulį, kad jie būtent gimė vasario mėnesį viešpate, kad tu turi jiem planą, kad tu laimini juos savo išmintim, savo sveikata viešpate, kad tu laimini jų namus, jų šeimas, jų vaikus ir anūkus. Ir antrasis pusės viešpate, ir tėvus, ir brolius, ir seseris, ir Kristuje, ir ne Kristuje viešpate. Kad tu viešpate tiesiog išlietum savo dvasią ant jų, išlietum savo meilę ant jų viešpate, kad išlietum savo šventą kraują, kuris apsaugos juos viešpate. Ir mes laiminam visi kartu Jėzaus Kristaus vardu. Ir visi pasakė Amen. Amen. Jo, gerai, brangieji, tai kaip ir visada mes dar galime pasilikti, pabendrauti, pasidžiaugti vienas kitu. Ir mes vyresnieji su šlovintojais gal nuveisim į kitą kambarį ir mes trumpai dar pasimelsim, pasibendrausim. Tai mes padarysim, tikimės, kad tai bus tradicija mums.